Pušų miškai, kalneliai, žalios pievos ir paryčiais ant ežerų balta migla, balti beržai ir paupy pražydę ievos, tarytum kužda man. Čia Lietuva. Sveiki, mielieji seniūnijos gyventojai ir mūsų svečiai. Nuoširdžiausi linkėjimai jum mūsų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Atrodo, tik neseniai šventėm vasario 16, šiandien jau kovo 11. Tai mūsų dvi pagrindinės naujųjų laikų šventės. Aišku, senais laikais lietuviai turėjo irgi išskirtinų švenčių, bet mum, lietuviams, šios dvi datos yra pačios svarbiausios. Aš jum linkiu, kad jūs lydėtų optimizmas, lydėtų sėkmė, kad būtumėt laimingi, sveiki ir drąsūs. Daugelio, kai paklausi, gal nedaugelio, bet nemažai žmonių skundžiasi gyvenimu. Ir kai jo paklausi, ką tu pats padarei, kad tas gyvenimas pagerėtų, paprasčiausiai neturi ką atsakyti. Aš daug kartų kartojos, bet pasakysiu ir šį kartą, kad mums labai lengva gyventi, nes mums yra visi žingsniai, visos gairės nurodytos mūsų tautiniai giesmėj. Mums tik tai reikia ją skaityti, giedoti ir pagal ją gyventi. Tai būkit visi laimingi, geros šventės. Kągi, sveikinu, brangus tikintieji, visus su kovo 11 diena ir džiaugiuosi, kad jau pragyvenome nuo kovo 11 dienos 35 metus laisvėje, kur labai daug pasiekėme per tos 35 metus. Ir Lietuva gyvena tokį gražų, prasmingą laikotarpį, kada mes galime visi kurti, džiaugtis, melstis ir savo tėvynę svarbiausia, kad mylėti reikia. Tai linkiu visiems žmonėms, kurie gyvename mūsų krašte, lietuviai ir visi kiti žmonės, kurie gyvena, kad tikrai puoselėtume šitą kraštą, džiaugtumės gyvenimu ir tikrai galėtume gyventi visi laisvėje ir turėdami tos kūrybinės dvasios, kurti ir šlovinti Dievą bekurdami. To linkiu visiems jums. Nepriklausomybės diena, to džiaugsmo diena, kad išėjom iš Tarybų sąjungos. Turim džiaugtis visi. Gera gyventi, nieko netrūksta, ne kaip tarybiniais laikais. Sveikinu visus savo šeimą, visą Lietuvą su nepriklausomybės diena. Linkiu visiems džiaugtis laisvę. Laisvė yra nepakartojama. Žinot, yra tokia pasakėlė apie laimę. Labai trumpai pasakysiu. 3 burtininkai supyko ant žmonijos, kad jie jos neklauso gerų patarimų. Tai jie sako, paslėpkim laimę nuo žmonių, kad jie jos nerastų. Ir vienas burtininkas sakė į dugną vandenyno, kitas reiškėsi į kalnus aukštai, o trečias labai gerai sugalvojo, sako, paslėpkim žmonėse laimę. Jie jos neieškos. Tai aš sveikinu visus su nepriklausomybė, bet jai reikia atstatymo nepriklausomybės, bet reiškia, mes, bent aš, nesidžiaugiam kiekvieną dieną.
Mes turim tai vertinti. Ir kas keisčiausia, kad kuo didesnė bėda, tuo mes labiau susivienime. Ir 88, 90, 89 metai, kada buvo sąjūdis ir kada buvo milžiniška jėga dvasinė buvo, mes tankų neturėjome. Bet buvom tokie galingi, kad mes iškovojom tą nepriklausomybę. Tai aš manau, kad jinai tiesiog yra lietuvių tautoje. Taip, kad vertinkime ir būkime laimingi turėdami tai, ką dabar. Ačiū. Mano tėviškė, amžių numindytas lengstis, gimton žemėn tvirtai įsikibus šaknim obelis. Piktos vėtros tave ir genėjo ir lankstė, o tu kas pavasarį žiedus į saulę keli. Mano tėviškė, drobių margiausiai raštai, gintarėliai skamba, aukso smiltim austom pajūry. Varganų piemenų ir artojų ir dievdirbių kraštas, ir gimtoji kalba, kaip ta obelis nemari. Trisdešimt 5 metai nepriklausomybės. Sau ir jums visiems linkiu šią dieną sutikti džiaugsmingai, su meile. Taip pat linkiu, kad šią dieną prisimintumėme visą gyvenimą. Tad dar kartą sveikinu visus su kovo 11 diena ir linkiu, kad vertybės tėvynė, laisvė, kalba išliktų mumise visada ir visur. Ir kiekvieną dieną. Tad dar kartą visus su kovo 11 diena. Sveikiname Lietuvos valstybę su atkurtos nepriklausomybės 35-mečiu. Linkime taikos. Gimiau ir užaugau Lietuvoje, kurią mačiau visokią - pavergtą, skriaudžiamą, mindžiojamą, bet neparklupusią. Ir dėka Lietuvos žmonių vienybės atgavusią nepriklausomybę. Tad sveikinu visus su šia gražia kovo 11-ąją. Mylėkime Lietuvą dar stipriau, puoškime ją, džiaukimės gražiu gyvenimu. Mėly kraštiečiai ir visi lietuviai, kovo 11-oji tai yra ta diena, kai mes kalbame apie laisvę. Laisvę gyventi savo šalyje, jai dirbti ir ją puošti. Kovo 11-ąjai tik 35 metai. Tai yra tiek, kiek ar mažiau gimusiems laisvėje žmonėms. Tad eikime į ateitį išmokę istorijos pamokas. Visi drauge. Su kovo 11-ąja.